Sveiki visi, kurie girdite arba matote FTMC tinklalaidę, tai ką jūs ten darot? Aš esu Simonas Bendžius. Iš karto pristatau pašnekovą. Tai yra Nacionalinio metrologijos instituto laiko ir dažnio etalono laboratorijos vadovas, mūsų kolega daktaras Rimantas Miškinis. Sveiki. Labą dieną. Ir mes kalbėsim apie laiką. Tie, kas turite vaikų, arba visi mes patys buvome vaikai, tai prisimenam, kad tas laikas labai toks dalykas yra, slidus apibrėžti, nes laikas vienaip teka, kai sėdi nuobodžiose, arba, dažnai kartais būna nuobodžiose pamokose, o visai kitaip, tarkim, kai tu sėdi prie kompiuterinio žaidimo, arba žiūri labai įdomų filmą, arba serialą, nuo kurio negali atsitraukti. Tai mes pakalbėsime apie tai, kas yra sekundė, kas yra atominis laikas, kodėl yra labai svarbu suderinti tiksliai laiką visame pasaulyje, kad veiktų vienu metu procesai. Na ir pakalbėsim apie ateitį, apie optinius laikrodžius, kitas temas, taigi labai tikiuosi, kad bus jums įdomu. Ir pradėkim tiesiog. Mūsų centras FTMC kartu yra ir Nacionalinis metrologijos institutas. Taip. Ir kas tai yra, jeigu trumpai, ir kokia užduotis to instituto? Kiekviena valstybė turi savo nacionalinius metrologijos institutus, aišku, tai yra savotiškos funkcijos valstybėje. O atlieka tas funkcijas gali įvairios organizacijos, kaip vyriausybė nusprendžia savo. O užduotis kiekvienoje valstybėje to nacionalinio metrologijos instituto, tai moderniausių matavimo technologijų atgabenimas, kaip jeigu galim pasakyti, į tą valstybę, konkrečiai mūsų atveju į Lietuvą, ir prisidėti mums prie moderniausių technologijų, matavimo technologijų vystymo ir tobulinimo visam pasaulyje. Tai tokia būtų viena iš pagrindinė funkcija, o kad tą funkciją jau galima būtų sėkmingai vykdyti, tai Nacionalinio metrologijos institutai turi palaikyti, reiškia, savo struktūrą, turi būti įrengti juose etalonai, kurie būtų aukščiausio lygmens valstybėje tie etalonai. Tai čia būtų tie etalonai savotiškai ir įrankis mato vieneto perdavimui iš vienos valstybės į kitą, reiškia Lietuvos metrologijos sistemos ryšys su pasaulinė metrologijos sistema, ir taip pat galimybė vystyti ir plėtoti tas matavimo technologijas, konkrečiai Lietuvoje. Tai tokios būtų pagrindinės mūsų kaip metrologijos instituto funkcijos. Ir matuojama yra ir temperatūra, ar ne, ir kiti dalykai, tas pats laikas, dažnis. Tai galim turbūt apie tą laiką pakalbėti tiesiog, kodėl yra svarbu išmatuoti laiką ir tiesiog, tiksliai, visi mesgi turim laikrodžius, ar ne, ir tiesiog internete, tu kompiuterį atsidarai, taip pat matai tą laiką ir jisai, nėra taip atrodo, kad vėluoja ten valandą arba dar kažkiek. Kodėl yra tas, netgi valstybinių lygmenių svarbu teisingą laiką turėti? Yra apie laiko turėjimas, turi labai tokias plačias funkcijas turėjimas pats. Nes visos modernios matavimo technologijos yra skaitmeninės. Skaitmeninės matavimo technologijos yra pagristos dažniausiai laiko arba dažnio, nes laikas ir dažnis du tokie matavimo vienetai, kurie neatsiejami jie visą laiką. Tai skaitmeninis multimetrai, skaitmeninės svarstyklės, visos šiuolaikiniai, visi galiausiai atsiremia matavimai į laiko arba dažnio tikslų matavimą. Tai negalėdamas tiksliai išmatuoti laiko, negalėdamas dažnio išmatuoti, tu negali tų savo svarstyklių, kurias naudoja Lietuvoje, palyginti su kitų valstybių svarstyklėmis, ar ten matavimo, kitoma ilgio matavimo, nesvarbu, visomis. Tai vienas yra funkcija. O kitas yra pačio laiko apskaita, pačio laiko skaičiavimas, įvykių datavimas, įvykių sugrupavimas, kuris įvykis pirmiau, kuris vėliau buvo. Tai irgi tai labai svarbu. Ir jeigu tas reikia palyginti įvykis, kuris įvyko Lietuvoje, tarkim, ir kitoje valstybėje, kaip jos palyginsi, jeigu neturėsi laikrodžių tų vienoje ir kitoje valstybėje metrologinės sėties, taip kaip mes vadiname, kad jie nebus palyginami. Tai yra tam reikalingi laiko matavimai. Reiškia ir praktinių požiūrių matuoti kažką tai ir skaičiuoti, datuoti įvykius. Tas yra svarbu. O tikslumas, kuris šiandien sakom, kad labai tikslus, šiandien to gal nereikia gyvenimo. Tas tikslumas yra
reikalingas mums, kaip Nacionalinio metrologijos institutui, laikrodžio, tam, kad mūsų pripažintų pasaulinė visuomenė, kad mes esame kaip tokie ir kad galėtume dalyvauti pasaulinio laiko visoje tai skaičiavimo formavimo sistemoje, taip vadinamo atominio laiko skalėje. Tai laikas yra svarbus tam, kad mes ir matuotume, ir datuotume. Mhm. Gal, nežinau, kokį konkretų pavyzdį gal būtų galima paminėti, ar ne, kada būtent labai svarbu, kada tas laikas būtų tiksliai, kaip čia nustatomas ir išmatuojamas tiek Lietuvoje, ir tarkim, kokiose Jungtinėse valstijose. Čia vienas iš tokių klasikinių pavyzdžių, tai bankinės transakcijos, kurios vykdo. Ir reikia, jeigu bankas Lietuvoje atlieka vieną veiksmą ir tokį pat analogišką veiksmą atlieka bankas Amerikoje, tai bankiniai tie turi būti griežtai susijęti, kad nebūtų persidengimo, ten sekundės dalim vienas bankas atliko ten didelės pinigų sumos, persivažiavo ne ten, kur reikia, išsibalansavo ir gali likti konfliktinės situacijos. Tai tam reikalinga griežta tokia sinchronizacija tarptų. Tai čia tokia paprasčiausiai. Kitas tai ryšių sistemos, kad dar neveiktų, kad nebūtų trikdžių, kitaip sakant, kad jos tas ryšių sistemos atitinka normalių savo greičių perduotų tos duomenys. Nesusipainiotų tie duomenys, nes duomenys šiais laikais perduomi ne šiaip savo paprastai, jie perduomi, grupuojami į paketus, į freimus, paskiau jie ten išardomi, sudedami ir kad visa sistema dar neveiktų, reikalinga ta laiko apskaitos sistema. Ir navigacija, kitas yra taikymas, kuris yra svarbus, kad mes savo imtuvais navigaciniais priimtume teisingus signalus, tai irgi reikia žinoti. Ir ta navigacija, tai čia jau toks yra labiau tarptautinis dalykas, mes tik tai kaip iš ne kažin ko galim prisidėti, tik tai galim labiau, jeigu reikia pagelbėti savo vartotojams vietiniams, kad jų sistema, mūsų Lietuvoje vartotojai, kad greičiau suveiktų navigaciniai jų imtuvai, tai iš anksto galima būtų juos suderinti, kad jų nebūtų per daug nukrypę, generatoriai vidiniai, kad jie sinchroniškai veiktų. Tai toks yra. Bet ar skundų iš vartotojų jūs patys kaip institutas gaunat, ar čia tiesiog jau toks kaip tarpininkas būnat, jeigu kažkas nutinka? Tai mes tik tarpininkas būnam, kai nieko mes tų skurdų nenagrinėjom, tik tai į mus kreipiasi ten kažkokios organizacijos, kad ar tikrai toks laikas buvo ten. Tai mes galim patikrinti, ar ne. Jeigu yra tokia galimybė, jeigu ta organizacija turėjo metrologinę sietį su mumis. Yra buvo kokių nors krizinių situacijų, aišku, kuriamis būtų galima taip pasidalinti ir kada reikėjo tokia jau rimta problema spręsti? Ačiū Dievui, nieko nebuvo tokio, viskas dar nevyksta. Bet kai mes pradėjom savo darbą, tai jeigu atsimenat, buvo telefoninių pokalbių, trukmės buvo, brangus tie pokalbiai ir skaičiuodavo visi sekundės. Dar kai laidiniai telefonai, ar čia jau mobiliai? Kai mobilus atsirado, kai mobilus, tada brangus ryšys buvo ir labai tada aktualu buvo, kada pradėjai pokalbį, kada baigi. Ir netgi būdavo, kad tose bent jau mygtukinėse telefonuose tu baigi pokalbį ir tau netgi trumpą laiką ekrane rodo, kiek truko pokalbis. Taip, buvo. Tai ten būdavo konfliktų visokių, operatoriai ten spręsdavo su vartotojais, kad blogai, tu ten per daug skaičiavai, per daug pinigų tai nuo to prasidėjo metrologinė kontrolė šitų operatorių laikrodžių. Ir po šiai dienai tęsiasi, kad reiškia jų laikrodžių, operatorių laikrodžius mes nuolat stebime ir kas mėnesį jiems duodama ataskaita, kaip jie ten nukrypa. Tai jie čia patenkinti, dėkingi, sako, gerai, mes žinom, kaip mūsų laikrodžiai eina. Jie patenkinti, bet klientai nepatenkinti, kurie skundėsi. Tai tų nepatenkintų klientų mažėja atitinkamai. Bet toks kaip teisėjas tam tikrą prasme. Toks arbitras prižiūrėtojas. Arbitras, taip. Aš prisimenu vieną kartą 100 eurų iššnekėjau, iš savo mamos telefono, žodžiu, bet su viena mergina, ten buvo, aišku, tada rimtas pokalbis, bet ta mergina vėliau tapo mano žmona ir dabar ir iki šiol, ir graži šeima, tai investicija čia tam tikra buvo vis tiek į naudą. Gerai, šitoje laboratorijoje, laiko ir dažnio etalono laboratorijoje yra vienintelė Lietuvoje 2 atominiai laikrodžiai. Aš toj paprašysiu mūsų Ovidijaus Žalio operatoriaus tiem, kas žiūri YouTube kanalu, kad mes tą bendrą
vaizdą pamatytumėm tų laikrodžių, 1 sekundę. Štai čia. Tokia truputį pauzė, bet natūralu. Oi. Na va, dar tik gal galima padaryti visą. Štai čia. Gerai, atsiprašom už tokią pauzę, bet tiesiog, kad pamatytumėm, kaip atrodo, tai tokia, iš išorės nepasitum, kad kažkas labai tokio įspūdingo, net sunku, kaip čia, nematėte paaiškinti, bet, tokios kaip metalinės, viena dalis kaip metalinė dėžė, ant kurios laikas skaitmeniniais tais simboliais pavaizduotas, ES vėliava priklijuota, o kitoj daly, antroj daly tiesiog toks keletas tokių mygtukų, tai ir keletas laidų. Tiesiog gal jūs paaiškinkite tada išsamiau, kas yra atominis laikrodis, apskritai yra atominis laikas? Atominis laikas tai yra tas laiko skalė, kuris suformuota atominių laikrodžių pagalba. Kitaip sakant, atominiai laikrodžiai generuoja signalus, taip vadinamas atominės sekundės. Reiškia, kiekvieną sekundę būna pipsiukas elektrinis, pip, 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 tai čia tos, ir jeigu tie signaliukai yra suformuoti iš atominio laikrodžio, tai yra atominės sekundės. O atominis pats laikrodis, tai jisai yra generatorius, radio signalo generatorius, elektrinio signalo generatorius. Nieko bendro neturintis su tais atominiais kažkokiais tai procesais, ten radioaktyviais, kai kurie galvoja, tai yra labai giminingas gal lazerio spinduliuotė, nes lazerio spinduliuotė yra indukuota spinduliuotė atomuose, o čia yra irgi spinduliuotė iš atomo, tiksliau seminė spinduliuotė, bet tos spinduliuotės atitikmens stebėjimas su atome. Atome vyksta kvantiniai šuoliai, žodžiu, ir tie kvantiniai šuoliai yra įmami kaip už reperį, savotišką atskaitas dažniui, tam dažniui, kad atitiktų. O, čia jau aš jau nebesuprantu. Čia, arba kitaip sakant, yra atominė spektroskopija. Turim atomą ir jame reikia įvertinti, išmatuoti jo spektrą. Tarkim, absorpcijos spektrą. Elektromagnetinės spinduliuotės absorpcijos spektrą. Apšviečiam tą atomą kažkokią tai elektromagnetinę spinduliuotę vieno bangos ilgio ir žiūrim, absorbavo, neabsorbavo. Ir keičiam dabar tą bangos ilgį ir žiūrim, kaip absorbuojasi. Ir randam tam tikras bangos ilgius arba dažnius elektromagnetinės, kuriuom tas atomas absorbuoja labai smarkiai. Tai va taip yra išmatuojamas atominis spektras, linijos, absorpcijos linijos. Tai atominiame laikrodžiai yra tas pats principas panaudotas, tik taip pririšant, spinduliuojant tą atomą, cezio konkrečiai, cezio 133 izotopo atomą, apspinduliuojant labai tikslaus dažnio vienos elektromagnetinio spinduliuotę. Ir stengiamasi tą spinduliuotę, kurią apspinduliuojame tą atomą cezio, dažnį tą palaikyti labai tiksliai, kad kuo jisai daugiau absorbuotų. Tai tokiu būdu mes pririšam tą spinduliuotės generatorių, su kuriuo spinduliuojam tą cezio atomą, prie atominių procesų vykstančių cezio atome. O toks vyksta tas lazeris irgi turi būti labai tikslus. Ten mikrobangų generatorius. Mikrobangų generatorius nėra optinis lazeris, nes čia kaip lazeris, tai jau kitam diapazone, čia optiniai laikrodžiai veikia jau kur lazerių reikia ten. O mūsų laboratorija yra mikrobanginiai tie laikrodžiai, atominiai mikrobangų pagrindų veikia. Mikrobanga šviečia tie atomai ir tada pagal tuos sugėrimo absorpcijos. Taip, parenkam mikrobangos generatorių, tai dažnai taip, bet tą daro visas tą automatizuotą elektroniką daro be mūsų įsikišimo. Nereikia ten mygtukus spaudinėti, kas nereikia, viskas yra automatizuota, viskas pririšta, viskas yra. Ir atominiai laikrodžiai, norėčiau patikslinti, čia yra cezio atominiai laikrodžiai, pačia, kur mes pamatėt. O čia gaila, neturėjom nuotrauką, galima buvo rezonatorių patį nufotografuotą, yra
Rezonatorius, kur vyksta tas procesas. Cezio atomų. Nupasakoti. Man atrodo, čia toks cilindro formos. Cilindras, jis iš išorės, cilindras ir cilindras. O viduje ten vyksta tas mikrobangų rezonatorius, per kuriame ten sklinda, lekia tai cezio jonai iš kaitintuvo išlėkia. Ir tas rezonatorius yra valdomas su žadinimo grandinėm. Toliau detektorius, kuris registruoja praskrydusius tas cezio jonus. Ir ta lempa, tas visas rezonatorius veikia tol, kol yra tam kaitytuve, vienam gale tos kolbos įdėtas kaitytuvas su ceziu ir kol to cezio užtenka. Jis garuoja, kol išgaruoja. Aha. Ir kai išgaruoja, jau tada nebėra tas atomų, nebėra cezio atomų, nėra su kuo ir jau lempa jau nebeveikia. Jis pradeda, kaip ir generuoja, kaip ir viskas veikia, bet nebestabilizuoja to dažnio. Tai reikia cezį pildyti nuolat. Jo pildyti negali, jisai netidaromas, jisai nekeičiamas, ir visą tą lempą atjungiama ir į naują dedama lempą. Jos netgi tą lempą, kai pagamina ir kai atkeliauja pas mus į laboratoriją tas generatorius, jo negalima išjungti. Jisai turi būti įjungtas nuolatos. Ir jeigu iš tinklo mes išjungiam, tai yra vidiniai akumuliatoriai, kur tą cezio garavimo procesą palaiko. Kad niekas temperatūrinis rišimas, nes jeigu garavimas sutrinka ten visi cezio jonai, viskas ten jau praranda savo metrologinės charakteristikas tas atominis laikrodis. Bet kas būna, kai jau reikia pakeisti tą cilindrą? Tai mes išmontuojam, jau vienam laikrodį, vienam iš tų laikrodžių mes įkeitėm, išmontavom ir naują įdėjom. Nesustojo procesai tada? Sustojo procesai, bet tai gavom mes tada procesai tame įdėtame naujame tam rezonatoriui prasidėjo, kaip sakom, nuo nulio, nuo pačios pradžios. Ir toliau jau nebegalima išjungti, nes visas tada subyra tada režimai ir jau nebeatsistato į tos normalius režimus, jau pakinta. O gamykla yra sureguliuota taip, kad niekas ten būtų toks startinis režimas, matyti, to garavimo pečiukų, kaitintuvo, srovės visos ir apsaugos uždėtos, kad to cezio neužterštų. O kiek laiko užtenka to vieno cilindro? To vieno gamintojas deklaruoja 15 metų. O. Bet mūsų laikrodis jau vienas dirba 24 metus. Kitam, kuriam keitėm rezonatorių, dirba jau 18 metai. Tai čia nėra, kad kas mėnesį... Ne, jų pakankamai, o kolegų yra kitose valstybėse, kolegos turi, kur dirba nuo 95 metų. Tai va jau. Pakankamai daug, vos ne 30 metų. O tas tada vienodumas, ar ne, su kitų šalių atominiais laikrodžiais, tai čia iš to, kad cezis visur yra cezis ir cezio atomas visur yra cezio atomas. Ir vienodai reiškia, jis vienodai reaguoja į tą spindulį. Jis vienodai prie tą pačio dažnio pririša signalą. Prie tos pačios mikrobangų dažnio pririša signalą. Tai va tas yra, todėl ir buvo cezis pasirinktas ilgų tyrimų rezultate. Čia buvo po antrojo pasaulinio karo laiko buvo tyrinėjama daug visokių atomų, kur vyko ir ieškojo, kaip panaudoti radiolokaciniam stotim šitos, todėl mikrobangos. Ten ir buvo ir amoniakas, ir vandenilis, ir rubidis, ir cezis. Tai va cezis pasirodė vienas iš patogiausių, kadangi jis mažiausiai jautrus išoriniams poveikiams. Būtent tas toksai perėjimas, jame tam kiekvienam atome yra daug tų kvantinių perėjimų, daug tų dažnių, bet vieną dažnį mikrobangų ruožę atrado, kuris patogus, ir ištyrė, nusprendė, kad labai patogu kaip atominį laiką. Ir 955 metais pademonstravo jau tikrai, kad tas laikrodis gerai veikia. Ir nuo 1966 metų įteisinta atominė sekundė. Prieš 66 metus buvo sekundė nustatoma pagal Žemės judėjimą, pagal Saulės sukimąsi, pagal astronominius reiškinius. Tai buvo sekundė gaunama dalinant didžiulį laiko tarpą, ten paros laiką arba metų laiką dalinant. Ir tai iš to išmatavus paros trukmę, padalinus ją, gaunama sekundė. Tai buvo dalinimo metu. O nuo 1966 metų sekundę pradėjo formuoti dauginimo būdu, nes mikrobangų spinduliuotė yra aukštam dažnyje.
ir per sekundę atlieka 9 su viršų milijardų tų svyravimų. Tai kad 1 sekundę gauti, tai reikėjo fiziškai paimti ir suskaičiuoti tos 9 milijardus kažkiek tai, sakyt 1 sekundę. Reiškia, išsivertė procesas atvirkščiai, iš dalinimo į dauginimą. Tai va čia šuolis toksai, tikslumo šuolis, kad iš karto tu geriausiai padidini ženkliai tą tikslumą, sekundės atkūrimo tikslumą. Ar ta sekundė, kuri tiksi mūsų paprastose laikrodžiuose arba telefonuose, yra ta pati sekundė, jeigu taip jau žiūrėtum labai preciziškai, kokie yra atominiuose laikrodžiuose? Yra taip, ta pati sekundė, sekundė tiksliai, tik tai yra toks dalykas, kad jeigu datą parašyti, naujieji metai, tarkim, kada prasideda naujieji metai, ar tie tiksliai naujieji metai prasideda pagal Saulę, ar atitinka ar netitinka. Tai vat yra taip, kad jeigu paskaičiuojamas naujieji metai pagal atominius laikrodžius dėliojant, ir atėjo nauji metai. Ir palyginsim Saulės, pagal Žemės judėjimą danguje, kitaip pagal Saulės padėtį, tai ir nesutaps, šitas ir visą laiką nesutaps absoliučiai. Todėl yra tos skirtingos laiko skalės. Atominė laiko skalė, kuri suformuota iš atominių sekundžių, ir kita yra astronominė laiko skalė, kuri pagal laikas skaičiuojamas pagal dangaus kūnų judėjimą. Tai mes įprastai tą astronominę laiką mes naudojam atominį laiką. Atominį visur. Visur taip atominį. Supratau. O astronominį naudoja tik tai astronomai, kuriems reikia ten savo tikslams specialiai. Tai vat yra toks stengiamasi palaikyti kiek galima arčiau, kad sutaptų. O tą, kad sutapimą galėtume padaryti tikrai, tai reikia kartas nuo karto įterpti į metus, prailginti laiką. Reiškia, vieną dadėti papildomą atominę sekundę, kad sutaptų atominis laikas su tuo Saulės laiku. Tai įvedamos tos keliamosios sekundės. Jos jau įvedamos buvo nuo 72 metų, iki 20 metų buvo, ne iki 20, iki turbūt 18 metų buvo įvedinėjamos nereguliariai, bet pagal tai, kaip Žemė juda, nes Žemė juda labai nereguliariai, tai greičiau, tai lėčiau. Tai pagal tą Žemės judėjimą stebi astronomai pasako, kada ten tas skirtumas atsiranda tarp atominio laiko ir jų astronominio, ir kai skirtumas tampa daugiau negu pusę sekundės, tada paskaičiuoja, įvertina ir pasako, tada per tuos naujus metus arba per vidurį metų, arba birželio paskutinę ten sekundę, minutę pailginama, arba gruodžio paskutinę minutę pailginama. Tai nusprendžiama, iš anksto pranešama, suderinama ir visose sistemose, telekomunikacijų, navigacijos, visose įvedamos keliamoji sekundė papildomai. Tas yra didžiulis nepatogumas. Ir mums nepatogu, kadangi mes turime tuo metu savo laikrodžius dirbtinai, kaip ir sakoma, sustabdyti, kad vieną atsivest ne 60, o 61 sekundę. Bet tas nestabdoma, ten daroma kitom priemonėm, bet reikėdavo rūpestis. Tai dabar yra nuspręsta, kad atsisakyti tų keliamųjų sekundžių po ilgų ginčų, kad gal nereikia. Ir tai viena priežastis, kad nepatogu, o antra priežastis pasirodė, kad ta Žemė pradėjo ne lėtėti, o greitėti. Ir dabar jau nuo 20 metų stebimas Žemės nelėtėjimas, o greitėjimas, sukimas. Kaip įdomu, čia nepastovus dalykas. Nepastovus. Negali pasitikėti. Tai čia tas Žemės lėtėjimas, kai kurie aiškina, kad čia yra, įsivaizduojat, kaip balerina, kad jinai daro suktuką. Ir jeigu iškviečia rankas, jinai pradeda lėčiau sukti. Suglaudžia rankas, pradeda greičiau sukti. Tai gal Žemėje viduje ten vyksta procesai, kurie susipučia, išsipučia ir Žemė tai greitėja, tai mažėja. Toksai. Arba kitaip sakant, dar sako, jeigu daug ugnikalnių reikia, kad išsiverštų, kad Žemėje atsirastų, duotų impulsą energijos, kad jisai tenai sulėtėtų arba pagreitėtų. Žodžiu, nežinoma, šitas procesas yra labai sudėtingas. Tai dabar yra nuspręsta, kad nereikia tos sekundžių, neįdėsime, bet iki 26 metų yra duotas laikotarpis išsiaiškinti, ar kokį duoti toleranciją. Anksčiau buvo tolerancija yra pusę sekundės ir tada jau... Kur nekreipiam dėmesio. Jo, nekreipiam. O dabar galbūt nekreipiam dėmesio į kokios minutės, gal ir dar daugiau.
Tai vat reikia išsiaiškinti, kaip patogiau gyvenime, taip nuspręsti ir taip daryti. Tai važiuoti susirinkimus metrologo tiesiog ir balsuoti, diskutuojat dėl tos pusės sekundės? Tai čia buvo procesas, važiavo ir Lietuvos atstovai, Susisiekimo ministerijos atstovai važinėjo, nes šitos dalykus įvedinė dėl keliamųjų sekundžių tvarkom Tarptautinės telekomunikacijų sąjunga. Mes, metrologai, yra mūsų direkcija pagrindinė, yra Tarptautinis matų ir svarsčių biuras Paryžiuje. Taip skamba. Taip, svarščiai, čia toks yra. Tai va tas Tarptautinis svarsčių ir matų biuras, jisai formuoja tą atominio laiko skalę. O gyvenimišką laiko skalę formuoja jau, va tas keliamasias sekundės, kada įvesti, tai jau formuoja, pasako, telekomunikacijų unija. Jau kita organizacija. Ir tarp jų vyksta ten diskusijos ir visokių dalykų, kad vieni už, kiti prieš. Taip, kad galiausiai nuspręsta buvo. Tai dar kartą, tai sekundė yra, žodžiu, kaip čia, skaičius tų... Svyravimų skaičius. Kuris atitinka cezio jono ten kvantinį šuolį tarp dviejų nustatytų būsenų. Labai paprasta. Kaip paklaus, kas nors, kas yra sekundė, galėsite atsakyti. Gerai, bet pasaulyje yra 600, ar ne, atominių laikrodžių. Jūs buvote minėjęs. Jo, taip, yra tas skaičius, yra kinta. 600 buvo, dabar aš pasitikslinau, yra mažiau, yra 450, kurie šiuo metu tiek dalyvauja. Nes dalis yra būna neįskaičiuojami, kaip sako, nors duomenys, ko siunčiami į BIPMA, į tą svarsčių biurą. Bet kadangi jų charakteristikos būna netitinka metrologijai, tai jie būna neįskaičiuojami, skalės formuojami, bet yra 450, o šiuo metu dalyvauja tame atominės laiko skalės formavime. Mūsų šitie 2 laikrodukai dalyvauja šitam. O jeigu kalbėt daugiau, tai Lietuvoje yra daugiau atominių laikrodžių, bet nėra Rubidžio atominiai laikrodžiai. Čia turi, gal ne laikrodžiai, generatoriai, jie generuoja tokias, ir sekundės, ir etaloninius signalus, bet jie kaip generatoriai labiau naudojami. Bet kalbant apie tuos pagrindinius pasaulio, ar ne? Tai yra cezis, būtent. Cezis yra privalomai. Kadangi tarptautiniam sekundės apibrėžime yra cezis, tik tai. Ir visas pasaulis naudoja tą, ar kokių nors šalių, nežinau, kurios ten sako, ne, mes prie astronominio... Ne, naudoja griežtai, visi vieningai. Tie, kas mato FTMC YouTube kanalą, mes turim ir kitą dar vieną nuotrauką, irgi tokios kaip metalinės dėžės su ekraniukais ir tam tikri rodmenys yra. Tai čia irgi kažkokia tai tam tikra dalis tos sistemos. Taip, čia yra viena iš svarbiausių irgi dalių. Tai turint tokį cezio atominį laikrodį, tai dar maža ką naudos turėsi. Čia šitie įrenginiai yra ryšio įrenginiai su pasaulio, kad atominį laikrodį galima būtų palaikyti jo ryšį su visais kitais atominiais laikrodžiais. Tai va tas ryšys yra palaikomas per palydovinės navigacinius sistemas, per GPS, per Galileo, per GLONASS, per Beidau, tam kinietišką dabar veikiantį jau. Tai va tas palaikymas yra tokiu būdu, kad navigacinės sistemos, palydovai, veikimo principas irgi paremtas tikslais laiko signalais. Jie kiekvienos GPS-o, tarkim, imsim, visi palydovai spinduliuoja sekundį impulsus, sekundinius, grubiai sakant, impulsus, kurie yra tarpusai susinchronizuoti iš visų palydovų. Jie vienu metu išspjauna tą patį laiko. Dabar vartotojas priima tą signalą, mes savo telefono ar ko, ir priimam ne iš vieno, paimam mažiausiai iš 3. Vienu metu. Bet jie vienu metu priimam, o signalai atkeliauja biškuliukai skirtingai. Nes vienas anksčiau signalas atėjo, kitas vėliau signalas atėjo. Ir pagal tą signalų išsidėstymą laikę ir žinant, iš kurio palydovo kada kas atėjo, telefono ar ten imtuvo kompiuteriukas perskaičiuoja tavo padėtį erdvėje. Va taip veikia. Tai mes šitą principą panaudojam laiko palyginimui. Kiekviena laboratorija savo atominio laikrodžio sekundės, lygina su palydovų navigacinių sekundiniam impulsais. Ir tos skirtumus signalų kaupia į kompiuterį. Matuoja, nuolatos matuoja.
mes matuojam, Lenkijoje matuoja, visur matuoja. Ir kiekvieną naktį šitie signalų rinkiniai, šito informacijos duomenų rinkiniai keliauja į Tarptautinį matų ir svarsčių biurą. Naktį išsiunčiame. Ten ties duomenys yra sukeliauja iš viso pasaulio. Vienu jau vidurnaktį. Vidurnaktį to ne mūsų vidurnaktį, tas yra vidurnaktis koordinuotojo, pasaulinio koordinuotojo laiko, anksčiau vadino Greenwich'o laikas, o tas yra pasaulinis koordinuotas laikas. Mes viską skaičiuojam savo tam laiką UTC. Tai tas bendras vidurnaktis, kada būtų mūsų laiko? Tai mūsų 2 valandos yra skirtumas. 2 valandom mūsų laikas yra užskuba. Plus 2, teisingai. Tada ten 22 valandą to jų laiko gaunami signalai. Va, tai jie tenais visi sukeliauja. Tie duomenys vieni iš kitų ten pagal tam tikrą algoritmą yra suskaičiuojama, atimami ir suskaičiuojama atominio laiko skalė, kuri guli tame kompiuteryje. Reiškia, tokiam kaip ir menama skalė savotiškai. Ir pagal tą menamą laiko skalę įvertinama kiekvieno, kuris padavė tą informaciją, iš kurio atkeliavo duomenys, kiek jos skiriasi nuo tos suskaičiuotos atominė mūsų, reikia. Ir gaunam mes atsakymą iš ten, kad mūsų laikrodis nukrypo ar užskubėjo kažkiek tai tų milijardinių sekundės dalių nuo to suskaičiuoto. Milijardinių sekundės, ir čia yra svarbu. Taip, yra svarbu, milijardinių sekundės dalių. Ir neapibrėžtis, taip reiškia, jeigu netikslumas, neapibrėžtis, sudaro mūsų laikrodžių yra 2 milijardinės sekundės dalį nuo to suskaičiuoto. Tai va, tokiu tikslumu yra, tai čia tikslumu, bet nuokrypis dar yra kitas, nes tas nuokrypis laikrodis gali nukrypti mūsų. Dėl vidinių ten elektronikos perskaičiavimų, ne ta, kad cezio procesai ten vyksta, bet dėl elektronikos procesų. Tai va šitas yra nuokrypis, yra stebimas. Mums labai aktualu, kad jisai būtų kuo mažiau nukryptų. Tai šiuo metu mūsų laikrodis yra 400 milijardinių nukrypęs. Tai kai nukryps biškuliuką daugiau, mes ten įvertinsim tiksliai ir tada susiderinę su svarsčių to biurų, su direkcija, gausim leidimą, tada darysim korekcijas. Tas yra korekcijos. Taip, čia yra įprastas veiksmas. Bet jūs patys kviečiat meistrą? Ne, yra programiškai, programiškai. Tiesiog, bet tik tai šitas yra dokumentuojama, suderinama, fiksuojama griežtai. Ir ta informacija Paryžiui guli ir nes jinai aktuali ten paskiau vertinant tą tarptautinę atominio laiko skalę. Bet kiek ten Paryžiui tų žmonių dirba tame biure, nesgi tenais tokie duomenų kiekiai? Ten duomenų kiekiai didžiuliai, bet žmonių ten nedaug dirba. Ten dirba gal kuriuos aš ten kai matau, kai nuvažiuojam susitikimuose, tai gal 5 žmonės ar 6. Tik 5 žmonės? Taip. Toliau, aišku, jie naudojasi ten paslaugom kitom, ten programinė įranga konstruoja, tai viso pasaulio mastu ten. Ir Paryžiaus observatorijoje dirba didžiulė grupė ir Briuselio observatorijoje yra labai didžiulė yra grupė žmonių. Paskiau Italijoje, Turino metrologijos institutė, jų tam pagrindiniam ten labai didelė. Tai jūs kiekvieną dieną būtent gauna tą atnaujintą informaciją? Jinai FTP serveryje yra saugoma, mes tiesiog atsidarom, pasiemam. Tai tokia yra šita operatyvi, tokia grubi, preliminai, gal nelabai oficialiai, jinai tokia bandomoji šiuo metu. O iš tikrųjų tikroji informacija kas 5 dienos ateina. 5 dienų tokiais laikotarpiais sugrupuota. O jinai sugrupuojam kaip 5 dienų, o tokie biuleteniai, oficialūs biuleteniai išleidžiami kartą į mėnesį. Iki 10 dienos, kiekvieno mėnesio išeina toks biuletenis, kuriame sugrupuota visų laboratorijų 5 dienom laikotarpiai, ten tokios visos išsamios charakteristikos. Jos yra viešos, atvirai, galima atsidarai internete, pasižiūri. O jūs turit, nežinau, savaitgalius, atostogas, nes jeigu reikia taip dažnai tikrinti ir žiūrėti. Tai atostogų, tai mes laboratorijai savo tokia pas mus tvarka, kad atostogauti neišeinam visi vienu metu. Būtinai bent vienas žmogus turi likti, kad prižiūrėti, jeigu kas, kad gyvais, jeigu problema yra, jis kontaktuoja su kitais ir sprendžia. O savaitgaliais, tai per nuotolį mes pasižiūrim, jeigu yra problemų, tai atvažiuojam. Aišku, tenka viskas. Pakankamai gerai automatizuota, čia jau atiderinta. Taip, yra antenos. Va, tokios gražios, tokios geltonos, kaip tokie lėkštės
kažkas panašaus, per vidurį toks žalsvi keturkampiai. Čia ant mūsų FTMC pastato stogo yra ir jos iš palydovo tos priimtos signalą, ar ne, ir kur paskui tas signalas eina į jūsų jau sistemą. Taip, čia tos antenos ir skirtos tom priimtam visiems signalam iš palydovų. Ir matom, kad jos nukreiptos aukštyn, kiek galima yra ant stogo, kad kuo platesnis būtų horizontas, kad kuo plačiau mes matytume visus, kuo daugiau palydovų. Matytume, kuo daugiau signalų ateitų į mūsų priėmimo sistemą, tai suvidurkinant tikslumas ženkliai pagerėja. Tai va čia trys antenos, trys sistemos pas mus veikiančios yra. Čia dvi sistemos yra, viena pagrindinė, kita atsarginė, o trečia sistema yra tokia testinė. Testinė su Lenkų, lyginam su iš Varšuvos ateina šviesolaidžių signalas iš Lenkijos, iš atominio laikrodžio. Pas mus stovi įranga, kuri atkuria tą lenkiško atominio laikrodžio signalą. Ir mes lyginam va čia Vilniui su palydoviniu lenkišku imtuvu, čia trečiu, iš Lenkijos gautą signalą. Čia yra tikslas, kad išsiaiškinti šviesolaidinios ryšies, jungties tarp Vilniaus ir Varšuvos, tas charakteristikas, kaip tiksliai galima perduoti laiką. Jau ir čia toks operatyvus, mes jau perduodai, kad nereikia mums laukti atsakymą, naktį siųsti duomenys, o čia iš karto mes matom gyvai lenkiško atominio laikrodžio signalą čia vietoj. Aš taip įsivaizduoju, ir gynybai, krašto apsaugai turbūt irgi svarbu yra tas tikslus laiko sinchronizavimas, ar ne? Jiems yra svarbu, bet jie turi savas sistemas, kurios yra, nelabai įsileidžia civilius ir jiems tik tais Lietuvoje kol kas dar mes neturim tokio ryšio su kariškiais, bet žinau, kad Lenkų kolegos, Lenkijoje tas yra labai tamprus ryšys. Ir Lenkijos kariuomenė turi savo visą metrologinę sistemą kariškiai, kuri netgi pranašesnė už civilę, sudubliuota visos matavimo sistemos. Tai taip yra Lenkijoje ir jie turi labai išvystytą. Galim pakalbėti apie ateitį ir pradžioje užsiminėm apie optinius laikrodžius. Jūs minėjote, ar ne, kad tai yra susiję jau su tais tikrais lazeriais? Taip, ten yra sudėtingos sistemos, ten yra netgi kelių lazerių reikia, kad tą optinį laikrodį suformuoti. Reikia dar specialių įrenginių, kad tą lazerio spinduliuotę, kurie labai aukšto dažnio. Mes tai mikrobangų laikrodį, ten mikrobangom jau labai paprastai dabar šiais laikais tvarkosi. O su optinė diapazono, ten kur 1000 kartų didesnį dažnį, tai gerokai sudėtingiau. Ta optinė tai yra taip optinius dažnių šūkos, kur ten irgi savotiška lazerinė sistema, kur optinė sistema, kur surišamas, susiejamas tas optinis dažnis su atominiu dažniu. Įvertinamas tas dažnis. Žodžiu, esmė, kad reikia, yra labai stabilaus dažnių optinis signalas. Tai optiniai laikrodžiai. Ir dabar yra diskutuojama, kokios tyrinėjama, kitaip sakant, kokio kristalo pagrindu, kokios medžiagos pagrindu tikslingiausia panaudoti, kad sekundžiai tai suformuoti. Tu negali su tuo lazeriu į cezio atomą jau... Negali. Čia cezio atomą jau šonė, jau čia nedalyvauja šitose dalykuose. O ten dalyvauja kitos medžiagos ir visi kiti kristalai. Ir jų ten ne vienas, o yra daug. Ir šiuo metu tyrinėjama, kurį kristalą, kurią medžiagą galbūt patogiausia būtų, praktiškiausių po praktinių požiūrių panaudoti kaip optinį laikrodį ir jį įteisinti kaip pagrindinę sekundės atkūrimo principą. Dabar yra cezio atomą, pagal cezio atomą tas yra principas įteisintas. O dabar bandoma diskutuojama, kadangi tai yra jau 1000 kartų tiksliau viskas bus. 1000 kartų netgi? Netgi 1000 kartų galima viską tiksliau padaryti ir daugiau negu 1000 kartų, nes mes tai 10-14, o ten iki 10-18 laipsnėje. 10-14, tai čia beveik milijonas, milijardų daugiau. Čia nežinau, kaip vadinasi. Tai čia daug. Supratau. Gerai, o ar yra tarptautinėje kosminėje stotyje
atominis laikrodis yra kosminiai laikrodžiai, yra ir atominiai stoti, štai kosminiai stoti, tarptautiniai kosminiai stoti, ir netgi atominių laikrodžių rinkinys kosmose yra toks projektas, kad ten išdėstam. Bet dabar aš ten neatsimenu, kokiai būklė yra. Vienu metu ten buvo labai smarkiai vystoma šitie kosminio. Ir šitie kosmoso dalykai yra labai aktualūs, kadangi bandoma įsisavinti Mėnulį, jau per naują grįžtamą į Mėnulį, ir reikės Mėnulį kažkaip tai navigacijos sistemą kurti. Tai nuo pernai metais Europos kosmoso agentūra iškėlė tokią klausimą, kad reikia kažkaip tai, koks bus kaip Mėnulyje suformuoti atominio laiko skalę, kaip tenais išdėliot laikrodžius, galbūt ir palydovus, kokius ryšio Mėnulyje pačiam. Na tai ta diskusija, tie tyrimai tokie projektiniai dalykai pradėjo vystytis ir šiemet Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas balandžio mėnesį dekretą išleido, kad potvarkį NASA įpareigojo sukurti tą koncepciją, standartą, Mėnulio laiko standartą. Čia būtų kitoks nuo Žemės standarto, ar kažkas? Tai yra svarstoma dabar, kad vis dėlto yra tikslinga prijungti vieningą, kad laiko skalė būtų vieninga ir Žemėje, ir Mėnulyje. Nes dabar, kur skrydo anksčiau astronautai į Mėnulį, tai jie naudojasi Amerikos Stanfordo laiko skale, kur pagal tos laikrodžius, o tada dar kai skrydo, nebuvo taip išvystyti ta Lietuvo iš pasaulyje tos visos. O dabar jau gerokai pažengę, tai reikia daryti naują Mėnulio laiko skalę, kad Mėnulyje būtų tikrai laikas. Kiniečiai savo ten bando daryti, tai suvienodinti galbūt bendradarbiaujant su tarptautinėm organizacijom, kad ir kitos šalis vieninga. Europos agentūra taip pat, tai vieningas laiko skalė. Ir Marse gal tada dar toliau žvelgiant? Ir toliau, ir į Marsą, ir visoje kosminėje erdvėje, bet apie tai dar tik tai. Bendra Saulės sistemas laiko skalė. Jo, čia visas. Ja, bet kai mes galvojame apie tuos tokius didžiuosius atradimus ir kitas keliones, ir tai irgi yra turimo omenyje, būtent ką mes su tuo laiku darysim ir su tais visais matavimais. Taip. Aišku, turbūt gal yra žymiai, nežinau, o gal ir ne, lengviau susitarti tarpusavėje, kai yra turbūt visam pasaulyje laiko, tie patys simboliai, sekundė, valanda, nes kitur yra, tarkim, Fahrenheito laipsniai arba Celsijaus, arba ten pėdos, metrai ir panašiai. Tai šituo klausimu gal mažiau kyla kažkokių tokių... Ne, šito mūsų srity tai jokių tokių diskusijų, nes visur sekundės yra sekundės, hercai yra hercai, jokio tokio nesusitarimo neiškyla. Gerai, ir dar truputį tada apie ateitį pakalbant. Taip, čia mums kažko purto galva operatorius mūsų taip, rodo į laikrodį. Gerai, tai tada kitam kartui pratęsim mūsų kitus pokalbius. Tai aš labai dėkoju Nacionalinio metrologijos instituto laiko ir dažnio etalono laboratorijos vadovas daktaras Rimantas Miškinis. Ačiū Jums. Ačiū Jums visiems. Ir gal išrasim kokią nors dalyką, kas šiek tiek, kaip čia, sustabdo laiką, kai yra labai įdomu. Kai reikia. Kai reikia, taip. Aš Simonas Bendžius, jūs girdėjote Fizinių ir technologijos mokslų centro arba FTMC tinklalaidę, tai ką jūs ten darot, Ovidijus Žalys, vaizdo ir garso operatorius. Visos mūsų laidos LRT radiotekoje ir FTMC YouTube kanale. Sekite mus, prenumeruokit. Dėkojam už jūsų dėmesį. Iki kitų kartų.